Sveiki visi, Orelis pasaka. Vakar čianais man sutvarkė, labai gražiai sutvarkė drenažus. Bet šiandieną video bus apie avalynę. Po tokią fainą tešlytę reikia pasirinkti tinkamą avalynę. Tai aš, kaip matote, kaip jie atrodo. Jie jau yra išdžiovinti. Bet po šitą objektą pastolius rinkdamas ir dirbdamas, tai aš naudojau šitos batus. Tai tikrai užskaitau, čia jau antrą sezoną aš juos naudoju. Uveksas. Odiniai batai visiškai. Labai prieinama kaina. Kas liečia žiemą, storesnę koją užsidėjus, kojos nešala. Žodžiu, nieks nespaudžia, nieks nesidaro. Apglėbė koją tvarkingai ir viskas gražu. Viskas patogu. Koja, žodžiu, nekaukia. Tai turbūt apie žieminius batus tiek reikalų. Dabar noriu aš pratęsti tą temą apie avalynės pasirinkimą. Kas mane stebit iš anksčiau, tai turbūt atsimenat mano video atsiliepimą apie šitą avalynę. Tai UAB Taliui, tai aišku, aš tik tai galiu pareikšti respektą, todėl kad nors aš tame video nepaaiškinau, kad nuomonė yra grinai mano subjektyvi, kad aš nerekomenduoju šitų batų ir taip toliau, bet aš nesulaukiau jokios, žodžiu, agresijos ar dar kažko, todėl, žodžiu, Taliui aš jums linkiu ilgo gyvavimo ir gero biznio. Tiem, kas nematė to video, tai aš trumpai papasakosiu, apie ką jisai buvo. Tai aš šitą modelį Uvex batų. Gaunasi kokia situacija, kad dėl kažkokių tai saugumo standartų čianais yra, kur liežuvis įsiūta tokia medžiaga. Ir ypač, kai batai buvo nauji, tai jinai susigarankščiuodavo ir spausdavo koją, kada batai yra stipriai suviršti. O man batai stipriai suviršti yra labai dažnai reikalingi, nes aš dirbu ant stogų, šlaitinių ir panašiai. Tai man turi būti koja labai imobilizuota stabiliai avaliniai. Ir gavosi tokia situacija, kad pareiškiau, kad aš nerekomenduoju. Tai šiame video aš noriu pasakyti visiems, kad tai yra mano subjektyvi nuomonė. Žodžiu, matuokitės įvairiausius modelius, rinkitės, kas jums tinka ir bus jums, kaip sakant, laimė. Dabar, kas liečia Uvex gamintoją, jisai yra pozicionuojamas kaip premium brandas. Tai mano lūkestis ir mano reikalavimai yra iš šito gamintojo gauti premium kokybę. Ką aš turiu omeny, kad, žodžiu, jisai negali nei spausti, nei trinti, nei dar kažkas tai su to batu darytis. Tada aš būsiu laimingas. Bet vėlgi, čia yra mano toksai požiūris. Gal kitų meistrų požiūris yra skirtingas. Tokia priešistorė. Dabar po to video, žodžiu, aš gavau iš tikrųjų labai daug informacijos apie avalynę. Tai kiekvienas modelis jisai turi savo standartus, savų sertifikatus ir todėl jų konstrukcija gali šiek tiek skirtis ir visi tie konstrukciniai tokie elementai, jie gali įtakoti komfortą kiekvieno asmens skirtingai. Vienam patogu, kitam nepatogu ir panašiai. Tai po to aš tokius batus gavau. Čia yra grinai vasarinis modelis, matot, parferuotas. Ir su šitais batais jau yra visai kita istorija. Nėra čianais jokių medžiagų papildomų įsiūta ar dar kažką. Tai, esmė tame, kad šitas modelis, jisai yra visiškai man priimtinas, patogus ir koja po darbo dienos nekaukia. Aišku, labai svarbu yra išsirinkti tinkamą dydį. Tas yra labai svarbu, todėl kad jeigu nors kiek dydis bus per didelis, per mažas, tai vėlgi gali atsitikti taip, kad jie bus numesti į šoną ir bus darbinė avalynė į juodus sąrašus įrašyta, ar kaip čia pasakius. Esmė tame, kad ką aš noriu pasakyti, aš iš tikrųjų bendrauju labai su daug meistrų ir daugelis iš jų
kažkodėl tai dirba su guminiam tapkėm. Va tais va šliopancais jie darbuojasi ir sako, kad darbinė avalynė, žodžiu, jinai yra visa nepatogi ir tai tas, tai anas ir todėl yra atmetamas apskritai darbinės avalynės, reiškia, kaip čia pasakius, nešiojamas. Tai vat mano visa šita istorija su batais labai konkrečiai jums duoda pavyzdį, kad jeigu vienas batas yra nepatogus, vienas modelis, tai pasižiūrėjus antrą, trečią, ketvirtą modelį, būtinai susirasite savo batus tokie, kurie jums bus absoliučiai tinkami. Pavyzdžiui, yra daug išbandyta modelių žieminių batų, tai pagrindinė problema žieminių batų yra ta, kad dažniausiai kitų, pavyzdžiui, gamintojų, kad koja yra per laisva viduj. Va, jie gaunasi tokie vos ne kaip per dideli, ypač šiek tiek panešiojus. Tai va, su šitų modeliu tai yra eliminuota kažkokiu tai būdu šitą problemą. Tai va, dėl to man šitie batai labai, labai patiko. Va, kad nenusimušti nuo temos, esmė tame, kad tas, kas išbandys batus savo modelį, tas, kuris tinka idealiai, tai aš labai abejoju, kad kas nors grįž prie guminių šliupancų. Va, draugai, tokie reikalai ir tokie mano pastebėjimai. O ką video pabaigai, tai aš spaudžiu Taliui laiką, respektas jums už visą informaciją, kurią, kaip sakant, jūs man suteikėt apie tos visus standartus ir taip toliau. Gal kada ateityje aš padarysiu tokį video detalesnį apie visus tos reikalus, kas liečia. Va, bet esmė tame, kad darbiniai batai, nors ir to paties gamintojo, jie būna labai skirtingi. Tai va tokie reikalai. Ir tarp kitko dar vat, tai paėmus, tai tuos batus neprisiveržus, nesusiveržus, juos galima nešioti ir aš juos šiaip tai nešioju. Nu, ne ypatingai, bet nešioju. Va, todėl dar kartą pasakau, tai yra mano subjektyvi nuomonė. Kiekvienas meistras, kiekvienas žmogus turi nešiotis ir atrasti savo modelį. Va, atmeskit visas šliopancų galimybės. Ta prasme, tas niekada nepriliks kokybiškiams, patogiems batams, kurie tinka va, būtent individualiai pagal modelį kiekvienam žmogui ir taip toliau. Va. Visada stengiuosi turėti autobuse keletą batų porų, dėl to, kad niekada negali žinot, kur ten inersi, kur yra statybvietė, dirva reiškia, sujudinta, kur ten įkiši koją, tai kad netektų tęsti dienos arba jos nutraukti dėl šlapių batų. Tai aš juos džiovinu. Va, elektrą paprasčiausiai įjungiu ir su paprastu šildytuvu išsidžiovinu tos batus. Taip pat ir pirštinės. Irgi pirštinės aš visada džiovinu praktiškai dienai, kada yra šlapios oro sąlygos. Nu, neypatingai lyja, bet kada visos medžiagos, pavyzdžiui, yra šlapios, tai aš tas pirštinės džiovinuosi ir man užtenka kokių 4 porų. Tai va, draugai, tokie reikalai. Ir vat, jau esu atsirinkęs UVEX pirštinių, reiškia, modelius, kurie man labiausiai patogus. Tai yra va tokios mėlynos, va, ir juodos. Va, tai šiaip tai juodos tai man labiau patinka. Jas lengviau yra užsidėti, kada drėgnos rankos. Va, o šitos yra šiek tiek tokios daugiau aptraukusios, nu, pačią plaštaką. Tai va, tai draugai, tokie reikalai. Komentuokit, klauskit, diskutuokit, žodžiu, dėl batų, kas liečia batus. Va, taip kad tokie reikalai. Ir aš ką pastebiu, tie, kas yra šalininkai šliopancų guminių, tai atšalus oram, kažkodėl tai gaunasi taip, kad į darbus ateina su žvejybiniais botais. Tai vat kaip čia gaunasi, paaiškinkit komentaruose, kad avalynės nereikia, bet reikia.
Priiminėju plokštės stogui. Vienas jau yra. Apačioje aš padariau, aišku, atramas iš tašų. Va, nes į vieną vietą praktiškai čia 2,5 tonos. Tai sustačiau atramas 5 vienetus, taip, su santvarom, žodžiu, į pamatus įrėmiau. Ir tai kągi, plokštės parvažiavo. Va, ir dar apie tą temą, apie darbo batus. Tai prisiminiau aš vieną istoriją iš savo patirties, iš savo praktikos. Čia buvo gal kažkas tai apie 2006 metai. Ir teko darbuotis ant stogo. Dar buvau jaunas, nepatyręs. Ir aišku, kaip ir kiekvienas geras meistras, tai su šliopancais. Va, tai esmė tame, kad ten buvo kalamos, prilydomos tokios čerpelės savaime prisilydančios. Ir aš dirbau tenai su tapkėm ir gavosi taip, kad aš paslydau, koja paslydo tapkės viduje. Va, kokia istorija. Ir iš tikrųjų būčiau nukritęs, todėl kad aš jau ėjau nuo to šlaito, bet kas mane sulaikė, tai medis. Šalia augo medis. Vat jeigu jums kažkaip tai, kur čianai surasti kokį plotą, įsivaizduojat, va yra šlaitas, va čianais šlaitas, va čianais arti visai stovi medis auga. Tai gavosi taip, kad aš jau kritau nuo to šlaito, lygsvaros nesulaikęs, bet visa laimė, kad pasitaikė tas medis ir aš va tai va jį atsirėmiau ir tik tai dėl to medžio aš nenukritau nuo stogo. Va tokia va istorija. Žodžiu, ir aišku, tada aš supratau, kad kažkas tai čia ne taip, taip neturėtų būti. Va, ir tiesiog praktiškai turbūt nuo to laiko aš labai pradėjau žiūrėti savo darbo aprangą, saugumą ir panašiai, pagal galimybės, aišku. Va, tai tiesiog pasidalinu su jumis tokią istoriją ir aišku, kaip visada, kada pas žmogų yra sveikata, tai pas žmogų tada yra daug pačių įvairiausių problemų. Bet kada pas žmogų nėra sveikatos, tai pas jį yra problema tik tai viena. Todėl pagalvokite apie tai ir tiesiog saugokit save. Todėl kad tie pinigai, kurie yra išleidžiami mūsų ten treiduose ant darbinių rūbų, tai yra niekas palyginti su sveikata. Tai va, visiems linkiu sąmoningumo.